a sunset in a bottle. Every color pouring in like rain on midsummer night. I heard the moon made a bet with Mars to raise the strongest woman that has ever walked around the sun. I'm afraid you'll be the brighter. I'm convinced the air's just lighter. I'm afraid I'm you, but Belle, I'm convinced the water's still. Regėjimo spektre pradėjo atsirasti juodų taškų. Kai su kuo akis jie atsika į ten, kur žiūriu, praplaukia visą žvilgsnio teritoriją, lėtai nusėda naujame kadre. Vis prisimenu Munką ir jo kataraktą. Mano paveikslai irgi turėtų juodus taškus. Jei tik mokėčiau tapyti. Jei tik mokėčiau rašyti, stovėčiau ant kopų palinkus prieš vėją ir kalbėčiau protingus žodžius prancūziškai. Kol kas tik arbatų susakyti moku, nors mano akcentą išgirdus barista vis dar atsako angliškai. Kalbėčiau ką nors apie tai, kaip pirmą kartą gyvenime man debesis po kojomis, o gal kažką apie pasmerkimą būti laisvu. Gerčiau seną vyną kostiumuotų vyrukų ir cigarų dūmų sūkurį. Bet cigarai man smirda. Vyno gerti dar negaliu ir nebaisiai noriu. Aš didus vidutinio amžiaus poetas. Įkalintas 19-metės kūne. Svarbiausia, 19-metės smegenyse. Saugo savo metus kaip kriauklės pajūry. Laukiu stipresnės bangos nuskalausiančius krantą, todėl visom jėgom žiūriu į turimą lobį, kad tik spėčiau jį visą sužiūrėti. Man 19, ar jau sakiau, galbūt dar neminėjau, man 19 ir aš dar negaliu pirkti alkoholio. Nežadu jo ir po to pirkti, bet būti nepakankamo amžiaus suteikia netikrą jaunystės naratyvą. Vėliau sakysiu, kad aš dar per jauna tapti prezidentę. Man 19, ar girdėjot? Nežinau, ar jūs išgirdot, man reikia dar vieno patvirtinimo. Nes 19 išleidžiami debiutiniai albumai. 19 rašomos knygos apie Frankensteino monstrus ir skraidančius mėlynus drakonus. 19 aš gavau 3 iš matematikos ir prideginau 2 keptuves. 19 aš nebaigiau rašyti savo pjesės, nebaigiau rašyti savo knygos, nebaigiau rašyti savo albumo ir trumpametražio filmo scenarijaus. Pasikrausčiau atgal namo ir neįsilaikiau automobilio teisių. Susipykau su psichologu, nes nenorėjau keisti senų įpročių. Verkiau Milano traukinių stoty valgydama McFlurry, nežinojau, jog paskutinį kartą matau merginą, kurios taip ir neišdrįsau pabučiuoti. Verkiau, nes draugas bailiai išvadino, tuo metu tai buvo svaresnis argumentas nei tai, kad jį turėjo sužadėtinę. 19 mano regėjimo spektre pradėjo atsirasti juodų taškų. Gydytoja tada tik atskaitė moralą ir paleido namo. 19 man skaudėjo nugarą ir traškėjo keliai. 19 ilgesingai stebėjau pro virtuvės langą su kola viską stiklinėje. Man niekas nesuteikė Nobelio premijos, kurios galėčiau principingai atsisakyti. Niekas nepastatė skulptūros, dėl kurios nugriuvimo kiltų diskusijos. Aš tik vidutinio amžiaus poetas, kuris daug daugiau rašytų, jei tiek daug neskrolintų Instagrame.
Neseniai buvom su draugais bare. Tam pačiam, kur kartą susakant arbatos, barmenas kreivai mane pažiūrėjo ir dabar man kiekvieną kartą atrodo, jog visi kreivai mane žiūri, nors niekam absoliučiai nerūpi, ką tu ten nusisekinėjai. Tame bare buvom su draugais neseniai. Ir pakrypo kalba, aišku, ten, kur visada krypsta kalba, bestovint tarp durį, tarp paauglystės ir to viso kito. Klausiau apie baristą iš netoli esančios kavinukės. Kaip jau turbūt mėnesio algą išleido ant kavos. Išragavo visas, kiek galima ir 4 papildomas, kai paprašė pagaminti pagal savo rekomendacijas. Ieškojo visų, kurie galėjo ten dirbti. Erzino, jog kaviniai neturi vardo kortelių, tikisi, jog pereis dirbti kitą, kur turi, kad galėtų sužinoti vardą. Apie merginą oranžiniais plaukais, perkančią Cezario salotas. Kaip jos garbanos degė ryškiau nei prašymą palaukti konsultanto, ženklas šalia gretimos kasos. Klausiau apie tai, kaip jie juokėsi kartu koncerte ir verkė kartu per Barbės filmą, nors tamsoj sunkiai žiūrėjo vienas kito veido kontūrus. Jie niekad vienas kitam netapo žmonėmis, tik išblukė veidai prieblandoje tame praėjusiame momente. Ir paskutinė mano draugė atsisuko ir pasakė, jog nieko nėra labiau mylėjus nei savęs pačios. Mes skaniai pasijuokėm, o jį bandė mus tikinti, jog nejuokauja. Sakė, jei galėtų klonuoti save ir susituokti, būtent taip ir padarytų. Taip, čia man pasakojo draugai. Šią vasarą lyja. Lengvais krapnojimais ir perkūnijom. Šiltais, lėtais lašais ir net kruša. Tvarkingai nešuosi skėti. Įskleidžiu jų dar neperžengus lenkščio ir suskleidžiu prie pat mane pasitinkančių durų. Pakeliui nekišu nosį žvilgtelt, kokios nuotaikos šiandien debesys. Ir į balas nešoku. Mama mokė, jog negerai ir aš mamos klausau. Tik batai kažkaip vis tiek kiaurai šlapė. Kojinės permėkė, lyg būčiau per vėlai supratus, jog nepaturiu švarios poros, išsiskalbus vieną ir neturėjęs laiko palaukti, kol išdžius. Gal tokiu atveju ir apsimokėjo tiesiog šokti. Šią vasarą lyja. Po 5-mečio sausros. O gal ir begalinės, nežinau, tolimos praeities derlius vis atrodo gausesnis, kai nebereikia jo išmaitinti šeimynos. Mobijaus juostos. Tos vieno paviršiaus be pradžios ir pabaigos sausros. Vienpusės, neapverčiamos. Bet ir ji tik popierinė, su pirma audra sušlapus, suirus ir nutrukus. Dabar ji šlapia popieriaus stačiakampis. Vartau ir nežinau, kurią pasėdėti ant stalo. Buvo lengviau, kai rinktis nereikėjo, kai buvo tik ta viena nesibaigianti pusė. Šią vasarą lyja ir aš bėgu į tą lietų. Girdžiu kaip rėkia, žiūrėkit, laksto čia išsižiojus, o aš ir lakstau pravirą, kiek tik išeina burna, bandau užgerti visus lašus, kad tik nei vienas žemės nepasiektų. Kad nei vienas nesupūtų pavelėno, kol jį po vandenilio ir deguonės atomo grauš sliekai. Noriu pasiglemžti visą, kiek tai skirta dangaus. Galbūt mano skrandis išsipūs kaip balionas ir pakils į orą, kur galėsiu gaudyti lietų dar prieš jam iškrentant, tiesiai iš debesų. O gal tapsiu pirmu žmogumi, nuskendusiu vidury šaligatvę. Šią vasarą lyja. Ir aš nežinau kodėl ir tu neklaus, tik vieno dalyko nereikia daryti – klausti. Gal tai klimato kaita, po kasniuką ryjantį pasaulį, kuriame gyven bandys mūdviejų vaikai, kurių mes niekada neturėsim. Gal tai lengvas visatos pokštas, jog mažos mergaitės galėtų rymoti ant palangės ir jausti, jog pasaulis jie supranta, nes verkia su jomis. Nes visi žino, jog mažų mergaičių paskirtis yra rymoti ant palangės ir verkti. Gal tai specialus užsakymas piknikų priešininkų organizacijos, jog žmonės rengtų mažiau piknikų.
Šią vasarą lyja ir aš vis išsisukinėjau. Kalbu tau apie mažas mergaitės, kurios jokių būdų nesu aš, ir žmonės aktyviai nekenčiančius piknikų, kurie vėlgi tikrai nėra aš. Šį kartą nuoširdžiai piknikai man patinka. Tengiu save humoru ir kandžiom šypsenom, nes ant mano šlumų celiulitas ir užvakar sapnau, kad iš jų augo kirminai. Bandžiau kalbėti su lietum, bet jis nieko neatsakė, todėl tylos įžadus daviau pati. Duodu tau juos, tik neimk, jei gali. Arba geriau paimk ir mesk į laužą tiesiai prieš mano akis. Tegul jis vyla kaip padangos prieš posūkį, tegul jų kuliukai trašo kaip smėlis batuose pakeliu iš pajūro. Aš sutrypsiu jų pelinus ir tau viską paaiškinsiu. Tik paskubėk, kol laužo lietus neužgesina. Ten iš apačios matosi, kad iš viršaus matosi, kas nors. Man